Tai šiltinimo būdų yra, aišku, įvairių ir tas, reiškia, vienas iš svarbiausių dalykų yra, aišku, šiltinimo sandarumas. Reiškia, lengviausia pasiekiamas sandarumas turbūt su purškimo būdu, kur nelieka siūlių, nelieka, reiškia, tuščių plyšių neužpildytų, tai yra, reiškia, mūsų anksčiau minėtas gamo technologijos, kur, reiškia, užpildomi visi plyšiai ir konvekcija tokiu būdu yra sumažinama, galbūt, reiškia, ne visai pašalinama, bet iki minimumo tai tikrai sumažinama. Kad, reiškia, jeigu mes ką nors padarome, tai norime, kad būtų jau ilgam. Turėtumėm, reiškia, jau gauti iš gamintojo garantijas ir matyti, reiškia, kiekvieną medžiagą naudodami, kuri yra naudojama, turėtų būti sertifikuota ilgamžiškumui. Reiškia, žinom, kad dauguma medžiagų, kurios buvo naudojamos ir naudojamos, turi savybę, reiškia, dūlėti, senti, susmigti, susmegti, sukristi ir reikia po kurio laiko iš naujo šiltinti tos pačius dalykus. Daug pavyzdžių ieškoti nereikia, visi mineralinės vatos panaudojimai, sakykime, tą vadinamą šlako vatą sovietmečiu, praktiškai jau sukrito, ją visur reikia pakeisti ir pakeitimo problemos yra labai, labai didelės, nes reikia ardyti konstrukcijas ir tradicinėmis medžiagomis, tai yra lakštinėmis kažkokiamis, tą padaryti yra sunku. Šiuo atveju, reiškia, dar tiesa yra stogų problema, kurie irgi yra tam tikrų metų matyti, reiškia, šiltinanti senai tom lakštinėm medžiagom ir jos gavusios drėgmės arba nuo laiko sudulėjusios, jos praktiškai jau sunyko. Tai yra pasekmė neilgamžiško medžiagų panaudojimo. Dabar be abejo, kad mes tokiu atveju naudodami šiuolaikinės technologijas galime visus tos dalykus ištaisyti. Tai manyčiau, kad tas irgi yra vienas iš pagrindinių pliusų nuo šiuolaikinių tų gamo technologijų, gamo pultų. Tai pirmosios kartos, sakykime, tos medžiagos visos pjuvenos, spalio, jo. Iš esmės tai buvo, reiškia, tokie, kaip visada, pirmieji bandymai laikyti šilumą. Nors, reiškia, kaip mes žinom, jau seneliai naudodavo spalius, pjuvenas, bet reikėdavo sukrauti neįtikėtinai didelius kiekius, kad jos veiktų efektyviai. Su jomis pasiekti sandarumo faktiškai neįmanoma, kadangi, kaip minėjau, vėlgi konvekcija. Tas toli gražu, reiškia, neprilygsta šiuolaikinė medžiagom. Maža to, reiškia, yra pagrindinis dalykas, yra jų ilgamžiškumas. Faktiškai, kaip visi žinom, reiškia, tos visos tuo metu naudotos medžiagos, jos faktiškai visos turėjo pagrindinį minusą, kad jos būdavo absoliučiai neilgamžės ir jos visą laiką būdavo problema. Tai jos, reiškia, sukrenta, tai jos sumirkta, tai jos, reiškia, supūva. Todėl jos ir buvo, reiškia, pirmos kartos. Už tai mes ir ieškojom pakeisti, kuo jas pakeisti. Antra karta, tai buvo problemos, kaip žinia, reiškia, su sandarumu. Principai mes visi žinom, kad oras yra geriausia izoliacinė medžiaga, bet kaip tą orą išlaikyti. Tai to oro išlaikymas ir diktuoja tas visas technologijas. Iš to atsirado ir akmens vata, ir visokie ir mineralinė vata, ir reiškia, tame tarpe ir įvairios putos, ir visokie užpildai, ir taip toliau, taip toliau. Atsirasdavo visokių, reiškia, pusiau kietų, minkštų, reiškia, kad padaryti daromi būdavo špuntai, daromi, reiškia, perklojimai įvairiom kryptim. Klausimas tik tai, kuris iš jų yra sandaresnis. Nes, reiškia, konvekciniai dalykai, kaip žinome, mes visi iš fizikos, tai išneša daugiausia, mums padaro daugiausia nuostolių. Jeigu vykdant autorinę priežiūrą ar kažkur, ar kaip, jeigu, reiškia, vykdyti su tradicinėmis medžiagomis, lakštinėmis, tik nusisuk, tik neteik, reiškia, tas mazgas yra, reiškia, paslėpiamas ir viskas. Ir, reiškia, nežinai, ar tai yra gerai padaryti, ar blogai, po to, reiškia, tasoja, po to, reiškia, ten atsiranda pelėsis ir taip toliau ir panašiai. Su šitom problemom labai susiduriam. Šalia vatos dar naudodavom garo izoliaciją ir drėgmės izoliaciją, visokius tokius dalykus, kurie, reiškia,
apsunkindavo ir sustabdydavo darbų spartą, iš esmės. Dėl ko mes turime ieškoti naujų technologijų, tai yra greitis. Kadangi mes visą laiką vėluojam, tai mums pamažu tampa labai aktualu, kad mes atliktum tą dalyką greitai ir efektyviai. Šitoje vietoje mes turim rinktis, reiškia, tinkamą šiltinimo sistemą ir vieną iš tokių, reiškia, mes galim paminėti, kad tai yra, reiškia, ir tos gamo technologijos, kurios, reiškia, greitai ir efektyviai veikia ir mums nereikia daug prarasti laiko ir sąnaudų būtent dėl tų nepatogumų, kurie atsitinka statybos metu. Na, o pasiekimai darbe, tai būdavo, reiškia, be abejo, nuo to, kokie darbininkai dirbdavo. Pas vienus geriau išeidavo, pas kitus blogiau, pas trečius visai blogai. Vartotojai taigi svarbiausia garantija. Tai bėda, kad kokybiškai labai dažnai nepadarydavo. Jeigu darai bent kiek, reiškia, architektūriškai sudėtingesnį pastatą, tai randa tam tikrų mazgų, kuriuos yra labai sudėtingai išspręsti. Reikia daryti tada kažkokius specialius karkasus, daryti apšiltinimus, kažkokias formas negali tada išgauti ir taip toliau ir panašiai. Kad tas apšiltinimas tampa toksai labai komplikuotas. Sueina, reiškia, keliom kryptim sueina plokštumas ir keliom kryptim sueina stogai, keliom kryptim sueina sienos. Viskas. Ten, reiškia, neįmanoma užtikrinti sandarumo. Darbo sąnaudos dedant nepurškiamą technologiją labai didelės. Už tai, reiškia, yra džiugu tokiu atveju, kad atsiranda technologija, kurią galima naudoti paprastai. Užpurškia ir tau jisai ramu. Jisai, reiškia, nei tau ten prapūs, nei tau ten išleis šilumą. Šiaip individuali statyba, jeigu, reiškia, normaliai žmogus matantis perspektyvą ir matantis, kad, reiškia, šiais laikais 21 amžiuje reikia žiūrėti, kaip statyti 21 amžiuje, tai be abejo, kad turi žiūrėti taip, kad namas būtų šiltinamas normaliai šiuolaikinėmis medžiagomis. Tai šiltinimo sandarumas labai svarbu. Nu, o kaip aš minėjau, reiškia, tas jau ten, tarkim, naujoj statyboje, tai irgi labai svarbu, net ir naujoj statyboje šiltinimo greitis. Tai perspektyvos, kaip jau ir minėjau, reikalingumas jų yra net nediskutuotinas. Šiai dienai mes, kaip sakiau, reiškia, turim du pagrindinius bruožus. Tai yra paprastumas ir greitis ir pigumas eksploatuojant. Kad paprastai, labai paprastai įrengiama, tai čia yra labai didelis pliusas, labai greitai įrengiama, tai dar didesnis pliusas, na ir eksploatacijos kaštai, matyt, kai nėra labai daug komponentų, nėra daug sluoksnių detalėse šiltinimo, tai irgi yra labai didelis pliusas.